Ar kas nors tavo gyvenime iš viso normalaus vyksta? Nes aš įsivaizduoju, kad tu esi tas žmogus, kurio gyvenime normalūs dalykai itin retom progom pasitaiko. Pavyzdžiui, aš tau duosiu iliustraciją, kur aš, kai sužinojau apie tai, man tai buvo pašnabždėta į ausį, kai sužinojau, kad aš jau kalbinsiu Algį, kad yra toksai mitas sklandantis šou biznyje, kad tu mokyklos laikais, ir prasitarė kažkuris tai iš tavo atseit klasiokų, buvai prišikęs fizikos mokytojai į stalčių. Tai yra netiesa. Beje, gaila, kad tai yra netiesa. Ar tai yra visiškai netiesa? Ne, yra dalis tame tiesos grūdo. Yra tame dalis tiesos šūdo, aš sakyčiau. Buvo taip. 40 viduriniai, kurioje aš mokiausi iki pat paskutinių 2 metų, kuriuos, kaip sakiau, praleidau sporto mokyklų internatą, buvo labai visų nekenčiama ir daugelio bijota lietuvių kalbos mokytoja, jos vardas eis nepaminėtas. Kaip ten bebūtų, tai buvo Švyturienė. Ir jos žiauriai nemėgo. Ir jos labai bijojo tie, kuriems buvo praščiau su lietuvių kalba, humanitarai, tiksliukai jos nemėgo labiau. Aš jos nelabai bijojo, nes man buvo gerai su lietuvių kalba. Ir tai buvo tokia, jinai ūgio su lik 2 ant užpakalinių kojų atsistojusiais katinais. Aš negaliu to parodyti, nes man nugarą neleidžia. Ir jinai būdavo taip, vaikščiodavo, jinai niekada nešaukdavo. Niekada, jinai kalbėdavo taip. Dabar, eidavo tarp šitų suolų, žinai, eilių, ir visi bijo, žinai. Dabar atsakinėti prie lentos eis tu. Rimtai. Nežinau. Ir arba jinai sėdėdavo prie savo to stalo. Ir jinai, sakau, labai maža, jinai va taip būdavo. Ir jinai dar buvo su peruku, įsivaizduojat. Jinai buvo plika. Fucking plika senė. Ir ji kartais tušinuku braižydavo po žurnalą ir sakydavo, dabar atsakinėti eis tu. 21. Ramanauskas. Aš buvau 21, 22 kažkur pagal R raidę. Ir jinai kartais kreipdavosi į klasę, tarsi klasė būtų vienas žmogus. Sakydavo, klasė, o tu matei tą filmą? Ir grįžtant prie tavo nepaprastai aktualios temos, Augi Justinai, kažkas iš vyresnių, tai aš nežinau, iš tikrųjų, ar tai legenda ar ne, bet kažkas iš vyresnių moksleivių per kažkurią diskoteką iš tikrųjų prikrovė ją į stalčių. Aš atsiprašau, apie tai kalbu, bet aš turiu apie tai kalbėti, nes aš negaliu laikyti to savyje. Ir buvo tėvelių nupirktos tokios, kaip tos karietos geros stroncijos spalvos geltonos, reiškia, užuolaidos. Ir tie geradėjai, kurie padarė tą, pridavė savo analizus pas ją į stalčių, dar pasinaudojo tom užuolaidom. Ir tie dryžiai dar ilgai kabėjo tenai. Tai yra tiesa. Ir aš prie jų sėdėjau. Nes aš buvau vienas aukščiausių klasėje ir toks biški chuliganas, o kaip žinia, tokius visada sudina į priekį. Tai aš literaliai sėdėjau per lietuvių šūdų pamokas.